Pirmiausia, paskutinės kelios vyriausybės neatliko savo namų darbų, žinodamos, kad reikia siekti energetinės nepriklausomybės, darė viską, kad Ignalinos neuždaryt ir darė viską, kad priklausyt nuo rytinio kaimyno. Turėjome ir gavome daug pinigų, kad investuoti ne tik į uždarymą, bet investuoti į alternatyvios energetikos kūrimą. Vyriausybės, dėja, lobijuojamos monopolistų, praktiškai blokavo vėjo, geoterminės ir atliekų energetikos vystymą. Lietuva šiandieną tiesiogiai pririšta prie naftos ir dujų. Tik tai. Kai visos mūsų kaimyninės, ypač Skandinavijos valstybės, iš vėjo, vandens, geotermikos pasigamina daug daugiau. Čia yra tikroji nepriklausomybė. Atominė energetika, net jeigu ir pratęstume Ignaliną, reikštų tolesnį priklausymą nuo Rusijos, nuo tų energetinių oligarchų, kurie iki šiol maitino mūsų politikus. Lietuvoje nėra energetinės rinkos. Lietuva nesujungta net su kaimynais Pabaltijoje. Lietuva iki šiol nesujungta su vakarais. Kieno tai dėka? Tų, kuriems apsimokėjo, kad jūs visi mokėtumėte už elektrą brangiau, negu aš mokėjau Briuselyje. Tie, kuriems apsimoka, kad senoji Ignalina dirbtų ir maitintų juos toliau. Tie, kuriems apsimoka, kad Lietuva visada ir ilgai priklausytų nuo kaimynų. Tai va, apie realią energetinę nepriklausomybę galėsim kalbėti tuomet, kai realiai sukursime savo tokią galimybę. Ir kol politikai dirbs oligarchams, tame tarpe energetiniams oligarchams, kol jie eksploatuos jūs ir jūs mokėsite visi, jūs, aš, visi mokėsime brangiau, negu turėtume mokėti. Tuomet klausimas Ignalina yra, nėra, ar reikia statyti kitą, visiškai tampa beprasmė. Koks skirtumas? Statysim, nestatysim, jeigu mūsų vidaus ir vietiniai monopolistai verčia jūs ir mane mokėti brangiau, negu mes galėtume mokėti, jeigu būtų rinka. Aš tikrai gilinsiuosi šį klausimą, kiek žinau paskaičiavimų, ar apsimoka statyti ar ne, realių nėra. Kiek kainuos mūsų kartoms ir ar verta statyti, taip pat pagrindimų nėra. Ir kol nėra energetinės rinkos, kol mes neturime pasirinkimo iš ko pirkti energiją, kol mes monopolizavome šį sektorių labiausiai negu Europa tai darė, tol kalbėti apie nepriklausomybę energetinę, beprasmišką, diskutuoti ar reikia Ignalinos ar ne taip pat, kaip minėjau, pirmieji ir pirmutiniausi uždaviniai – konkurencija, rinka.